Aha, taip, turiu dojus, turiu klasą, turiu fentą, ką dar turėjau, važiuoti basfą, turiu Evą. Tu tik rinkisi, kad tą puodelį darom kavą. Nugrinai ūkininkų šeima. Tai Iš ko atpažinsim ūkininkų šeimą? Tai Iš puodelių ir kepurių, žinai. Taip. Ir sveiki atvykę į Plakių ūkį, kur Jurgita yra vyriausia pagrindinė buhalterė. Bent jau nepakartojame. O ką Mantas veikia? Dirbu su buhalterė. Irgi geras darbas. Buvo bairis. Ilsėjome su Mantu dviese Riksuose. Ir kažkas labai kiris skambinėjo, Mantas atsiliepė ten, tipo, vamai, ten kažkokių klausimų turėjo, žinai, Mantas, aš dabar esu Egiptas, kalbėkite trumpai. Ten kažkokių klausimų uždavė, palaukite, duosiu buhalterį. Aš esu Egipte, kalbėkite trumpai, palaukite, duosiu buhalterį. Ir tikrai išaiškėjo, kad miega su buhalterė. Dėja. Pagavo. Reikia tik vieną buhalterį, neturim. Nu, man tai tu man žiūrėk. Sakyk, iki ašarų. Žiūrėk, Jurgita, tu čia gaminė ir visus vyrus sužiūrė, ne? Žinok, bet tikrai taip yra. Aš vis tik čia stoviu, kažką darau, valgyt plaunu. Taip. Ir nedaug dievė atvažiuoja mane, pažįstama mašina, man yra panika. Aš stėminu vyram, kas čia atvažiavo, kam ko reikia. Kas pietums, Jurgita? Bulvių košė su vištiena. Labai skaniai atrodo. Tau dedu užtenka? Man gana. Aš daug nevalgau, žinai. Mes visas daug nevalgom. Žiūrėkit, pasirodo Mantas, jūs gal nežinot, bet jis yra maisto gamintojas. Ir čia vat yra Manto pagaminta. Kalbant apie šunį. Žinai, ką sakė Mantas? Gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad aš rinksiu šunšūnus. Renk? Paėmė tą maišiuką ir jis Renka. Bet man tai tu labai šaunuolis, labai gerai taip ir reikia daryti. Labiausiai nenorėjo šeimoje labiausiai nenorėjo šuns tai Mantas, nes jam šuo tik tai voljere, tik lauke. Bet kai mirė mūsų tas katinas ir tikrai namuose pajutom tokią tuštumą, aš pradėjau vėl kūcint, kad gal šuniuko, pradėjau veislę siuntinėti kokias ten lenteles, kur geriausia veislė, kad namie gyventi visą kitą. Tai va, tai mes Džinksio laukiam nuo pat kalės pastojimo. Taip, paskui, kada jau atsivedė, tada mes jau išsirinkom šuniuką. Bet ir turim namuose sausio mėnesį atsivežėm. Šūdžiu. Geras, palauk, rytais pas ką jis lovo lekia, ne pas mane, pas tave. Beje, dabar šachmatais, kur išeina lauką, išdegus. Ryte tik įleisk, žinok, kaip kulka lekia, pas man tai lovo, apibučiuoja man tą visą, šmurš pasipait po adijalu ir prisiglaudžia ir guli. Tu esi 3 vaikų mama. Javutei kiek metukų mažyliai? 3 metukai tik tais. Turi dar savo grožio saloną, kur irgi reikalauja labai daug jėgų ir savęs, ne? Taip. Ir dar čia buhalteriauji. Ne, gal aš pradžiai viską pasakyčiau visai kitaip. Visų pirma, aš esu žmona ir 3 vaikų mama. Visų antra, aš esu buhalterė. O tik visų trečia, aš esu grožio specialistė. Nes tai yra mano hobis. Buhalterė abiejose ūkiuose. Tiek pas man tą plakė, tiek pas Virginijų plakė. Pažiūrėjau labai rimtai, kai pranešė mūsų buhalterį, kad nenori vis dėlto išeiti pensiją ir kad kažkas turi perimti tą buhalterinę apskaitą, buvo ką tik gimusi žemyna. Ir aš nusprendžiau, aišku, su vyro palaikymu, įstojau į neakivaizdžiai buhalterinę apskaitą. Aš tikrai tu diplomuota buhalteris. O tau patinka ta prasme šitas buhalteriavimas? Ar tavo, ar tu tiesiog, kad reikia prisidėti prie ūkio, nori, nenori, nėra variantų? Dabar papasakosiu tau kelis savo gyvenimo aspektus. Pirmas dalykas, čia labai senai, gal kokio 8 klasėje, kai aš buvau, mano tėvai buvo tuo metu išsiskyrę. Ir tėtis pradėjo vėl mamą rašyti laiškus. Aišku, tu dalies laiško rašai, tu dalies laiško mamą rašo. Kaip romantiškai. Kad tame laiške aš tėveliu rašiau, kad labai noriu būti buhalterė. Tikrai apie tai aš svajojau, bet kai atėjo laikas stoti 12 klasėje, kadangi buhalterinė apskaita buvo tik tai kolegijoje, man buvo neprestižiausia kolegija stoti.
Ir pamiršau tą savo svajonę. Iš tikrųjų, ją užmiršau, pabaigiau VGTU, pas mane du aukštieji, pabaigiau VGTU ir tiek. Tai va. O kitas aspektas gyvenimo, mano tėtis, visą laiką žmonės juokdaus. Visur mano tėtis, žodžiu. Vyrai. Kai buvau jauna, graži, dabar labai graži, aš miegojau vasaros metu su pūkinė kaldra. Mano tėtis sakydavo, ką tu čia dabar vasarą su pūkinė kaldra miegi, žinai. Tau reikia ištekėti už traktoristo, sako, storo, sako, rankom tepalotom, žinai. Jeigu viskas gerai, va. Jisai prie bairio žmogus. Ir tiek prie bairio, kad aš dabar turiu vyrą traktoristą. Bet netepalotom rankomis. Ne. Dar vienas aspektas. Ar jūs žinote mano vardą reikšmę? Ne. Jurgita. Yra žemdirbė. Nu, va, tai per visur, kur buvo suprogramuota. Ta pūkinė kaldra dar pas tavę yra? Nėra. Ieva, būsi tapytoja? Ką? Tu meškiukus pieši? Mūsų žemyna 4 metai, jeigu aš neklystu, kiekvieną pirmadienį važinėja pas mūsų įžymė menininkė Edita Sudžiūtė mokytis dailės. Aš kad jinai tapo ir piečia gražiai, aš pastebėjau, jei, gimus, kai pasiėmė tą tušinuką, pieštuką į rankas, flomasterį piešti, aš mačiau, kad pas ją tas yra sugebėjimas. Tas sugebėjimą mačiau ir pas Dominiką, bet Dominika, žinai, berniukas. Jam kiti gal dalykai. Jam kiti dalykai rūpi jo, iš tikrųjų. Tai va, o žemynos aš mačiau, berods balandžio 30 bus paroda, tai parodoj bus ir žemynos darbas. Nes, pavyzdžiui, žemynos kūrinių padarė tokius atvirukus gražius. Paskui mokytoja padarė atvirukus iš tokių gražių. Oho. O tai klausyk, vis tiek čia gal genetika kažkokia, ką Jurgita, gal tu turi? Ne, bet visi galvoja, kad jeigu tu esi vizažo meistrė, tai vadinasi, tu moki piešti. Jo, nes vis tiek tu tą darai. Anaiptol. Ir tavo modelius visi jau matom tam Facebook'e ir Instagram'e. Anaiptol. Kaip tu padažai. Vizažas ir menas, jie taip, jie eina greta, bet nėra tas pats. Vizažas turi taisyklės ir logiką. Menas turi taisyklės, bet mes ne visi jas žinom. Ir logikos nelabai turi. Tai gal tada čia į gerbiamą plakį ta mergaitė? Taip, būtent. Man Anyta pasako, kad kai Mantukas buvo mažas, atidavo pas juos į svečius, kas nors, nesvarbu kas. Man atidavo pas tą žmogų, atneždavo jam lapą, tušinuką, pieštuką, piešk. Atsėdis kartu su to žmogum piešdavom. Taip, pačia išmanto, čia tikrai išmanto, tikrai ne iš manęs. Bet man tas dabar tapo, ar nebėra kada jam to užsiimti? Tapo technologinius laukose. Gerai, aprodykit savo valdas, nes ūkis tai tikrai yra pavyzdinis. Ką čia turim? Čia visų pirma, tai turim Manto numylėtinę įmonę. Su šitu traktorium buvai proteste? Cin, ja. Šitas buvo Vilniui, kai čia prieš metus laiko. Vilniaus feste, kiek girdėjau, 26 sausio liktai irgi bus ta pati data, tai važiuosim vėl. Varysim, mantelė, žinok, nieko čia nebus. Iš tikrųjų, tai čia skaityk jau. Kiek tėtis, nuo 91 metų, tai kiek čia dabar jau? 34 metai. 35, tai bus jau 30 šventė. Kitą metą. 35. Šitam namui virš 100 metų. Čia gyveno Plakys, toks ūkininkas. Tai ir kai Manto močiutė buvo tremtinė, kai grįžo iš tremties, būdama virš 20 metų, susipažino su ūkininko Plakiu ir čia apsigyveno. Ir turim tai, ką turim. Taip, šitas kryžius stovėjo anksčiau Vasiliauskų sodybų, kiek aš žinau. Ir kadangi tos sodybos jau nebėra, į tą kryžių atvežė ir čia pastatė, į Plakių ūkį. Ir kol amžinatilsį buvo gyva tiek Manto močiutė Marijona ir teta Felicija, nes jūs čia dviese gyveno, jis išeidavo jos pasimels, nes į katą važiuoti bažnyčią nebeleisdavo, tai jis ateidavo čia ir pasimels. Taip pat tas kryžius ir stovi pas mūsų sodybų ir aš labai tikiuosi, kad ir saugo, ir laimina, ir palaiko sunkiais momentais. Šiaip žinote, kad pas mus yra 3 vaikai, tai vienas iš vaikų vardų yra Žemyna. Manęs klausia, kodėl pavadinot savo dukrą tokiu vardu? O aš ir sakau, ūkininkams neturėti šeimoje Žemyno, žemės deivės, tai būtų nusikaltimas. Tai mūsų Žemyna vidurinoji, žemės deivė ir čia yra paveikslas, būtent Žemynos. Aišku, ne mūsų Žemynėlė tapė, bet ateityje manau tapys dar didesnį. Iš kur tu esi kilus? Pati aš esu kilus iš Elektrėnų.
Taip, bet savo vasaras iki paauglysės, kokių 14-13 metų, praleisdavau Bubliuose šalia tavęs. Vienu žodžiu, mes kažkaip ten kartu visur irgi gyvenome. Ir mano mama pradirbus nemažai metų Kruonėje. Įsivaizduoji? Nu. Kaip susitinka likimai, ne? Taip. O realiai mes abidvi susipažinom per Mantą, Taip. per mūsų vyrus. Taip, tikrai Nes taip. viena kitos nepažinojom. Ne. Mūsų saulės elementai. Irgi. Klausyk, nu šiaip gražu vaikščiota, ne? Gražu žiūrėti. Bet aš prisimenu iki roboto atsiradimo pas mūsų ūkyje. Mantas ant Džonio traktoriuko, specialaus vėjas pjovimo, Aha. praleisdavo apie 8 valandas. O Kad visą teritoriją nupjauti. Sutvarkyt. Taip, taip. O kodėl šitą jie su šitais vapuškiukais? Jie iš tikrųjų turi kankorėžius? Taip. Ir jie išauga paskui. Čia link krantą. Norėsi? Jo, Parsiveši labai. iš plakiūkio konkorėžio. Šitam parku 8 metai. Čia nieko. Čia visiškai nieko dar, bet aš tai mačiau pačią pradžią, kaip tai atrodė. Kaip, kokie buvo kamienai plonumo, dar apsaugoti, žinai, tinklelių nuo to visų tokių, žinai, kenkėjų su dantukais. Žinai, kas gera? Paukščiukai čiulba. Taip. Tyla, Taip. ramybė. Taip. Nu, tiesiog. Bet nėra noro bėgti, Jurgita, ką? Kaip tik noras buvo bėgti iš miesto, taip suprantu. Kaip tik pat gavau klausimą persiniausiai iš klientės. Manęs klausia, o tu nenori gyventi mieste, žinai, sako, taigi čia turi studiją, čia būtų tau patogiau mieste gyventi. Aš taip tikrai ne, sakau, pragyvenau Elektrėnuose 18 metų, 7 metai pragyventa Vilniuje. Dar kiek čia man tai? 4 metai pragyventa Ginkūnuose, čia šalimais Šiaulių, žinai, kol namą statėm. Ir kai čia atsikraustėm, žinokit, nesinori to miesto. O vis tiek, kur ir kaip susipažinai su Mantu? Tai Mantas jau buvo ūkininkas, teisingai, buvo. Taip, man tas ūkininkas nuo 18 metų. Bet šiaip tai neoficialiai ten dar jaunesnis būdamas, jisai padėjo savo tėveliui ūkyje, tai prasme ūkininkaujant, tai už traktoriaus vairo, policija to negirdi ir panašiai padėjo, tai būdamas dar jaunesnis, tėveliui. Tai mes susipažinom bendrabutyje. Mieste. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabutyje. Paprašė mano kambariokė, jeigu grupiokė. Tai Erika, tau dėkinga. Duok man jos kontaktą, žinai, labai patiko, žinai. Tai pradėjo mane katrintis. Kaip aš prisimenu, mūsų buvo pirmas toks neoficialus pasimatymas, mes važiavom į Trakus naktį ledų valgyti. Oi, koks romantiškas tas mūsų Mantas, ne tas žodis. Tai ir sutikai dėl to, ne? Nežinau, bet žinok, aš... Ką žadėjo? Ką jis tau žadėjo? Tai sakė, turiu didelį ūkį, ūkininkas, ne? Būtent, kad ne. Visų pirma, apie tai, kad jis yra ūkininkas ir ūkininkų sūnus, jis man nepasakė tol, kol manęs netvežė į Naisius. Įsipažindinti su tėvais, ne? Davažiuojant iki Šiaulių, mes važiavom švęsti Paulius 18 gimtadienį. Paulius yra Manto brolis. Ir mes čia jau prie Aleksandrijos, čia važiuojant, žinai, aplinkeliu, jis man sako, aš to ne viską pasakiau, žinai, nes, tiesiai būtų Šiauliai. Aš gyvenu ne Šiauliuose, aš gyvenu kaime, žinai. Aš taip, okei, žinai. Paskui, aš to ne viską pasakiau, žinai. Sako, aš esu ūkininkas. O ką, žinau, man tai ūkininkas, tai maždaug botai iki čia, žinai, viedras, karvė, žinai. Klasika. Taip. Jo, žinai, o aš to nebijau, koks man skirtumas, kuo užsiema tėvai, tai svarbu, kad pinigus nevagia, žinai. Taip. O kaip uždirba, tai čia ne mano reikalas, žinai. Bet tu gal jau jį buvai įsimylėjus, dėl to užsimerkė į visą tą dalyką. Negaliu atsakyti šitą Ar klausimą. kitaip vertinai, apskritai kitaip vertinai visą tai? Mantas yra už mane 2 metais jaunesnis. Ne 2, 3 metais jaunesnis. Ir aš tuo metu buvau 4 kurse, jis buvo 2 kurse. Ir iš kur toks pasitikėjimas, aš neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju ir aš, iš kur tokia drąsa, iš viso aš nesuprantu. Tokia ramybė buvo būnant su juo, toks pasitikėjimas žmogumi ir nebijai, žinai. Jis man sakė, kad kaip aš pabaigsiu mokslus, žinok, aš Vilnių neliksiu, aš važiuosiu, žinai, gyventi į kaimą jo, tipo, tau spręst. Ir nėra kas spręsti, ne? Sprendėm. 3 vaikai šuo. Labai gražus namai, labai tvarkingas ūkis ir pati vaikštai ne su botais ir taip toliau, ne? Bet su traktoristu miego. Tikrai taip. Bet netepalotom rankom. Apie tai nepasakojau. Mantelį girdi? Tai va. Praeitą vasarą Dominykų buvo 12, jam tik 13 rugsėjai sueina. Beje, mūsų visi 3 vaikai gimė rudenį. Žinai dėl ko? Nes mes tikrai ūkininkai, derlių rudenį renkam. Čia pirma pastaba. Ir netrukdo javapjūtei, pavyzdžiui, ne? O Jėzu, labai laiku. Tai mes ir vestuvės šventėm spalį. Irgi, kaip tikrai ūkininkai. Taip. Tai va, praeitą vasarą mūsų Dominykas pirmą vasarą darbavosi svarstyklėse.
svarstyklės. Ir sutaupėm vyrams laiką, nes anksčiau būdavo, kad darbininkai patys išlipa iš svarstyklių, eina į namelį, parašo svorį. Man tas taip, žinai, tokia tvarka yra vedęs. Užrašo, koksai laukas, pavadinimą, kiek ten hektarų, tonas rašosi. Netgi yra keli skirtingi tų stulpeliai, nes yra Tado ir yra Manto, nes yra skirtingi traktai, skirtingi svoriai. Taip. Tai reikia jums jau tą kortelinę sistemą įsivesti, kur atvažiavo, nubraukė ir visiems viskas aišku. Dominikas praeitą vasarą sėdėjo svarstyklėse, jam patiko, žinok. Ir svėrė visą produkciją grįžtančią iš laukų. Tai dabar, tai kol kas, tai aš dedu indelį, vieną maistą vežu Mantą, ne? O praeitą vasarą būdavo jau 2 indeliai. Ir sūnui, vieną indelį vyrui traktorių, kitą indelį atnešė sūnų, nes sūnus čia pat, žinai, ir pažvejoja, pažvejoja traktorių, žinai, ir bėga ir pasveria, žinai. Bet tai labai gerai, kad jūs kaip užkabinot vaiką irgi to žemės ūkiu, užkrėtėt. Tikiuosi, tikrai bus kam perleisti. Sakyk, Jurgita, ko tau dar trūksta iki pilnos laimės? O Jėzu, tikrai bijau svajoti. Svajonės pildosi. Tai vad, gerbiami žiūrovai, pasižiūrėkit, kaip viskas vyksta profesionaliai ūkininkaujančių ūkininkų ūkiuose, inovatyviuose ūkiuose. Ir visa tai, šiaip sau nesusikuria, žinokit, bet kas atėjęs nesukuria. Ar sukuria, Jurgita? Ne. Kaip visa tai susikuria? Papasakok. Tam reikia daug metų. Reikia pastangų visų pirma. Ir manau, kad didžiausia tai, kad noro. Turėk vieną norą, ne 10 pasiteisinimų. Bet toks yra mano šūkis. Kai turi norą, tai viskas yra įmanoma. Kai, pavyzdžiui, svajoja Šešuras, jis padarė. Po truputį padarė. Bet jis link to eini. Eik link savo svajonės. Tu turi 2 pasirinkimus. Arba šiandien tu guli lovą ir miegi, arba atsikeli ir eini link savo svajonės. Šiandien dažysime Marčių antakius. Aš nusprendžiau. Nes tu esi sertifikuota iš tikrųjų antakių meistrė. Žemą pas geriausią meistrę galbūt Lietuvoje. Baikit juokus, kai yra geresnių, bet ačiū. Bet turi tą apdovanojimą. Taip, turiu. Šiais metais turiu. Taip. Antakius ruošiam, berniukas. Tai esam Vilniaus lygio studijoje, grožio studijoje, kurią yra įkūrusi Jurgita, ūkininko žmona. Tai yra dar viena tavo veikla. Taip. Jau čia nebesuskaičiuoju kelinta. Kaip ir sakėm, esi mama, žmona, buhalterė 2 ūkių netgi. Ir grožio specialistė. Gerai, papasako, kaip sugalvojai iš viso įsikurti grožio studiją ir nerti tą grožio sritį? Visų pirma, čia yra jau 2 studija. Čia prasiplėčiau, nes pribrendo reikalas. O kodėl pasinėriau tą grožio sritį, pati nežinau, kodėl pasinėriau, bet aš prisimenu tiksliai, kad 18 metais, kai aš pabaigiau mokslus kolegijoje, ir aš supratau, kad viskas, nuo rugsėjo mėnesio kolegijos nėra, viskas baigėsi. Viskas pasibaigė. Ta prasme, o kas toliau, žinai, nes būti namie, sėdėti namie užsidariusi, čia ne man. Aš turiu būtinai išeiti žmonės. Kad ir trumpam, kaip sakoma, suknelės išnešti, žinai, pravėdint, kad ir trumpam. Ir aš su Mantu pakalbėjau, kad yra tokia galimybė Joniškyje padirbėti, kaip grožio specialistė. Aš pradėjau Joniškyje. Taip, mano pirmoji darbo vieta su specialybė grožio buvo Joniškyje. Ir mane Joniškyje priglūdė grožio bitėse, vadinasi. Ir aš ten dirbau 2 dienas per savaitę. Nes mes su Mantu tarėmės, kad niekada šita veikla grožio niekada nebūtų aukščiau už buhalteriją, už šeimą, už viską. Tai man buvo 2 dienos į savaitę, aš dirbdavau Joniškyje. Ir paskui pribrendo reikalas, nes pareiškė man, kad pardavinėja veiklą Joniškyje. O aš norėjau būti parduota kartu su veikla. Ir vėlgi kalbėjau su savo mama. Sakau, mama, bijau pasakyti savo vyrui, kad aš noriu išeiti ant savęs. Kad noriu kažką Šiauliuose ieškoti. Labiausiai bijau pasakyti Mantu, nes aš Manto reakcijos bijojau. Čia su mama pašnekėjau, prisimenu telefonu, mama, kaip tu jauti, nes mano mama labai tikinti žmogus, tai tikrai turi labai gerą tokią nuojautą. Mama sako, viskas bus gerai. Daryk. Grįžau vakare po sporto ir sakau, man taip ir taip, tu pat žinai, kad užsidaro Joniškyje grožio bitės, sakau, reikia kažką daryti. Aš noriu išeiti ant savęs, aš noriu kažkokio tokio mažo jaukaus dėl savęs. Tu nepatikėsi, mes tą patį vakarą nuėjom žiūrėti patalpų.
Mantas tave palaikė. Mantas taip pat lindo internetą, taip pat praskrolino visus skelbimus ir rado, sako, važiuojam čia pažiūrėti. Mes tą patį vakarą paskambinom savininkams, mes nuvažiavom pažiūrėti, man viskas tiko, ant rytojaus pasirašiau sutartį. Vien žodžiu, turi didžiulį palaikymą iš vyro. Be galo. Kaip ir jisai turi iš tavęs, taip? Tikrai taip. Ūkio darbuotojų universalumą. Tai tikrai, žinok, mūsų ūkio darbuotojai, kadangi buvo žiema, nebuvo tų darbų ūkyje, jie važiavo tą studiją, žinok, ir griovė grindis, ten tapetavom, šiltam žodžiu, viską padarė taip. Tikrai taip, man tas buvo anoj studijoje nuo A iki Z įrengimo, taip pat ir šitoj studijoje. Mes šitas patalpas su Mantu ieškojom virš pusmečio. Konkrečiai, va šitas, ne? Ne, nebūtinai šitas, o šis mes ieškojom kažko daugiau, nes aš sakiau Mantui, arba man reikia plėstis, kadangi pradėjau daryti permanentas turbūt atliekamas pagal kiekvienos normas uždaroj patalpoje atskiroj. Tai arba mes ieškom šiek tiek didesnę studiją, kur turėčiau aš bendrą salę dirbti su makiažais, šukuosinom darydavau, ir atskirą vietą, kur daryčiau permanentus. Arba šiek tiek dar daugiau investuojam į nuomą ir mes turime dar didesnės patalpas, mes įkuriam kitom specialistom darbo vietas. Sukuriat darbo vietas ir kitiem, ne? Tada turiu savo darbo vietas ir aš jas išnuomuoju. Supranti, ir tas ant to dengiasi. Tai va, ir mes tada su Mantu ieškojom tų didesnių patalpų, tai tikrai buvo pusmetis. Mantas kasdien, aš ne kasdien, žinai, su darbais, su vaikais pamiršti, o jis kasdien ryte atsikeldavo, į skelbimus ieškoti patalpų. Bet kodėl taip ilgai užtruko? Ta prasme, Šiauliuose nėra vietų, ar čia tiek daug grožio tų specialistų? Kodėl taip ilgai? Vietų yra, bet yra neadekvačios kainos. Vakame problema. Tikrai taip. Negaliu patikėti, Vilniuje yra neadekvačios, neadekvačios. Arba neadekvatus savininkai. Kolegė. Čia tavo kolegė, ne? Kolegė. Va, atkeliavus netgi iš anos studijos. O kodėl kolegė? Nes kažkas iš klienčių pasakė, kolegė turi, žinai. Ant kėdės padėta, ne? Ir dirba kolegė. Ką tu konkrečiai darai? Tu darai makiažus, esi antakių meistrė sertifikuota, teisingai, dabar mokymus vesi. Tai irgi labai daug. Kaip išmokai? Kur mokys? Kiek mokys? Mokaus pastoviai. Kiek mokaus, tai čia pastovi mokaus. Čia yra toks dalykas, tu pastovi kvalifikaciją, kad pastovi kažko mokaus, atnaujini žinias ir pildai žinias. Pastovi. O taip aš esu baigusi bazinius kursus vizažo 17 metais. Ir taip pat čia buvo žiema vasaris. Ir 17 metais Liepos mėnesį aš baigiau antakių dizaino kursus, mokymus bazinius. Ir nuo to karto, žinok, nebuvo nei metų, kad aš kažkur tai nevažiuočiau mokintis, gilintis ir kelt kvalifikaciją. Man ir patinka ir žavė, žinai, šita sritis grožio, kad jinai yra, tave verčia pastovi būti ant bangos. Tu turi būti pastoviai, žinoti visas tendencijas, mokytis, neatsilikti. Nes šitoj specialybė, jeigu tu tik užmiegi, viskas, tu prarandi viską. Žinai, čia kaip žemės ūkyje. Jeigu tik tai jo neatsinaujini, nepakeiti, viskas prarandi visą efektyvumą ir gale grandinės lieki. Tai čia lygiai tas pats reikalauja, ne? Lygiai to pačio. Pastovaus, taip. Nes, žinau, keičiasi viskas, mados, kaip sakai, keičiasi. Ateina rinka nauji gamintojai, naujų dažai ir visa kita, žinai, čia tokia sritis, kur pastovi tu turi būti pasitempęs, pastovi turi mokintis ir gilintis. Aš šiuo metu priklausau Makeup Members akademijai, tai čia yra makiažo akademija, ją yra įkūrusi įžymi vizažistė Guinaitė Gabrielė. Jinai šiaip yra Londone gyvenanti, bet Londone pripažinta meistrė. Jinai yra Natalijos Bunkės grimerė visuose Natalijos Bunkės turuose. Ir jinai įkūrė Makeup Members akademiją. Ten mūsų yra virš 200 merginų. Vienu žodžiu, gavosi pas tave gyvenime taip, kad tu iš Elektrėnų, šalia manęs, gimus augus, taip įdomiai, įstojai mokytis į Vilnių. Dar vis nepasakai, ką baigiai Vilniui. Ką studijavai? Vilniaus Gedimino technikos universitetas, biomechanika. Visiems viskas aišku. Reabilitacinė technika. Kas tai? Ortopedija. Įsivaizduoju, kas tai yra, ne? Ortopedija. Tai ortopedinė įmonė, ką jinai ten daro, tai yra reabilitacinė technika. Tai pala. Tai čia tu irgi taip pačiai kaip aš, nedirbam visiškai pagal tą, ką mes baigėm. Aš dirbau pagal savo specialybę, kol aš gyvenau Vilniui.
Ai, tu Vilniuje gyvenai ir dirbai pagal savo, ne? Taip. Paskui Mantas pasiūlė atvažiavom ranką ir širdį. Taip. Ir tu pasirinkai visgi eiti paskui vyrą į kaimą. Taip. Ir kaime sukūrė šeimą, pasistatė tikrai šiuolaikiškus labai gražius namus. Ir dar, vat mieste vėl vis tiek mieste dirbi, turi savo hobį. Nu, tu taip, nes Taip ir sukasi ratas, kaime ane? dirbti, žinai, tiek nėra klienčių. Taip. Tai reikia į miestą. Bet vienu žodžiu, yra tikrai daug variantų gyvenant kaime ir būnant ūkininko žmona. Ir savęs realizacijai, ne? Ir savo kažkokiem hobiam, noram. Kad gyveni kaime ir gyveni su ūkininku, tai nereiškia, kad tu esi užsidaręs, braidai po mėšlą ir esi visų užmirštas. Draugų neturi, draugių. Žinai, ką aš manau apie tas moteris, kurios užsidaro tuose vadinamuose auksinėse narveliuose, jos ilgainiui tampa nebeįdomus savo vyrams. Visų pirma, gal neįdomios pačios savo, ne? Ir tuo pačiu nebeįdomios savo vyram. Aš taip manau, kad jeigu moteris yra kažko užsijėmusi, kažką daro savo, jinai mažiau kvaršina galvą vyrui. Čia pirmas dalykas, jas neturi kada. Be abejo, aš irgi taip manau. Ir plus, kada moteris pati uždirba pinigėlius ir jaučia didesnę laisvę, tai dar smagiau. Aš kaip irgi, žinok, sakau, vienareikšmiškai šiais laikais moteris turi pati užsidirbti pinigus. Jo, dovanokit, tikrai labai atsiprašau, aišku, nu, įvairių gyvenimo modelių yra, ne? Bet vis tiek aš galvoju, kad moteris turi užsidirbti pinigus. Visų pirma, tai savęs realizacija. Taip. Visų antra, tu turi kažkokį saugumą. Taip. Nu, ką tu žinai, kaip ten bus, ne? Vyras gali ir žūti, nedaug dievė, ne? Ne tik, kad įsiskirti. Ir tu tada tampi įdomi ir savo, ir vyrui, ir aplinkiniam, ir vaikam. Nu, ta prasme, ir užsisuka tas ratas, taip, ne? Ir tu, kai tu pats save kaip asmenybę augini, tu trauki ir kitus žmonės prie savęs, nes tu tampi kitiems žmonėms įdomus. Nes kai tu esi namie tik su vaikais, su puodais, bliūdais, kaip sakoma, tu neįdomi kitiems žmonėms, nes tai nėra apie ką pašnekėti. Bet jeigu tu išeini į pasaulį, tu plėti savo pasaulėžiūrą, tai yra apie ką šnekėti. Yra apie ką aptarti ir panašiai. Taip, bet aš manau, kad tikrai neuždarykite auksinėse narveliuose, o judėkite kažkur. Atraskite save kažkur, kažkame, kepkite, siūkite, aš nežinau, ten kažką statykite, projektuokite, nu, čia platu. Tai ta linksma gaida ir tokiu palinkėjimu baigia mūsų šitą laidą. Ačiū labai. Ačiū Jurgita tau labai.